Jau 24-ąją mokslo metų pradžią skelbdamas Šiaulių 3-ojo amžiaus universitetas surengė jų atidarymo šventę susiburdami į didžiąją koncertų salę Šiaulių kultūros centre. Šiandien Šiaulių kultūros centre susirinko Šiaulių 3-ojo amžiaus universiteto klausytojai į 24-ųjų mokslo metų atidarymo šventę. Šiandien renkasi tas tikrasis, nuo 1990 metų veikiantis ir sukūręs gilias tradicijas universitetas. Į šventę susirinkę garbingi svečiai džiaugiasi galėdami būti tos akimirkos dalimi ir žavėjosi tai žmonėmis, kurie visą savo gyvenimą renkasi mokslo kelią. Man visada geros emocijos, kai atsiduriu švietimo erdvėje, švietimo šventėje ir yra simboliška, kad šiandien kas vyksta, 3-ojo amžiaus universiteto atidarymas, šventė vyksta mokytojų dienos proga. Tai yra simboliška, gražu, nes primena, kokia svarbi yra mokytojo profesija ir nuostabu, kad šiauliečiai pasirenka tokį kelią, kad mokytis reikia visą gyvenimą. Tai jie ir daro ir šiandien tai demonstruoja. O čia 3-ojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžios atidarymo šventėje sutikome ir vyriausią nuo pat universiteto gyvavimo pradžios čia besimokančią studentę. Ir nors laikas čia lėkte lekia, su juo viskas ir labai sparčiai keičiasi. 24 metai, tai praskriejo kaip vėjas. O kas liečia šiandien dieną, kaip visada. Einam gerumo keliais ir susitinkam laimės aikštėje. O mūsų laimės aikštė, aišku, 3-ojo amžiaus universitetas. Įdomu, susirinkam, negi namuose sėdėsi per langą žiūrėsi. Teisingai, keičiasi. Bet ir mes keitėmės, juk mums atsirado kompiuteriais pradėjo mokyti, kaip reikia. Aš, pavyzdžiui, universitete išmokau, kaip reikia valdyti kompiuterį. Telefonai atsirado, žinoma, kalbų pradėjo mokytis, visko daug naujo čia sužinai tikrai. Tai bendravimas, tai susipažįsti, susirandi naujų draugų. Universiteto studentė patį universitetą atrado dar prieš 24 metus ir nuo tos dienos be jo nebegali įsivaizduoti savo kasdienybės. Man buvo 50, kaip aš čia atėjau. Aš gavau neįgalumą, ir galvau, Jėzus, ką dabar daryti? Ir radau, kad toks kūrėsi 3-ojo amžiaus. Nuėjau, užsirašiau. Aišku, pirmais metais, taip ten buvo ir knygutės, tokias kaip ir jis, kad aš įsigandau, galvoju, Jėzau, neišlaikysiu to egzaminų, ką čia reikia daryti, vienur bėgu, kitur bėgu. Bet daugiau kažkaip tas knygutės nebereikėjo jų tiksliau. Kai klausė, sako, kaip močiutė, kada tu, nes diplomus mes gaunam kiekvienais metais diplomus. Sako, kada tu baigsi tą universitetą, sako, ne vaikelė, aš jau niekaip, kol kojas pavilksiu, dabar einu penktadienio operaciją, kelios sąnariais, bet čia šventas dalykas, atidėjau net operaciją, kad ateičiau į atidarymą. Universiteto rektorė renginio svečiai su didelę pagarbą žvelgia į šio universiteto studentus ir džiaugiasi jų aktyvumu. Mūsų seniorų dėja ne visi yra išgirstami, o jie turi didžiulę gyvenimo patirtį, jie turi ką pasakyti ne tik tai savo anūkams, savo vaikaičiams, bet jie turi pasakyti ir jauniesiems politikams, ir savivaldybės tarybos nariams. Tik tai norėtųsi, kad daug dažniau juos išgirstų ir jų tą patirtimi pasinaudotų. Vyresnio amžiaus žmonės, asmenys aš galėčiau prilyginti mūsų gyvenimo pakeleiviams. Jie vieni anksčiau, kiti tik vakar išsuko iš to gyvenimo kreitkelio, kada darbas, namai, vaikų auklėjimas, įsipareigojimai įvairiausi. Dabar jie pasuko į kelią, tokį gražų, ramų, paralelinį kelią, sakykime, važiuoja apskrities keliu, turi laiko sustoti šeimos restoranėlį, turi laiko pabendrauti, turi laiko paragauti. Tačiau jie dabar gyvena ramesnį, bet ne mažiau, sakyčiau, atsakingą gyvenimą, juolab, kad rūpinasi savimi. O tai yra labai svarbu, tai yra prevenciniai dalykai prieš ligas, prieš vienatvę, prieš skurdą.